Sveiki, aš Monika Kuzminskaitė, sveikatos ir mitybos psichologė ir čia Šaukšto proto tinklalaidė. Šiandien kalbam apie tai, kaip mamų sveikata ir mityba veikia jų vaikų sveikatą. Viena iš teorijų aiškinanti įvairių ligų atsiradimo ir sveikatos būklės priežastis vadinasi Developmental Origins of Health and Disease, su raida susijusios sveikatos ir ligų priežastis. Teorija pradėta vystyti remiantis prieš 3 dešimtmečius atlikto tyrimo duomenimis. Jame nustatytas priežastinis prastų ankstyvų gyvenimo sąlygų ryšys su vėlesniame amžiuje besivystančiomis širdies ir kraujagyslių ligomis. Dabar ši teorija apima ir anksčiau suaugusių amžiaus etapui priskirtas ligas, tokias kaip nutukimas, diabetas, hipertenzija, širdies ligos ar insultas. Teigiama, jog joms reikšmingai svarbią sąlygą sudaro aplinkos sąlygos nėštumo metu ir ankstyvaisiais gyvenimo metais, o taip pat ir visų periodų iki nėštumo. Žmogaus sveikata yra visuma. Dabartinė sveikatos būklė yra visų prieš tai buvusių įvykių rezultatas. Vaiko sveikata priklauso nuo mamos gyvenimo būdo, mankštos, rūkymo, streso, socioekonominės padėties. Mamos mityba minima kaip vienas iš plačiausiai tyriamų, svarbiausių ir efektyviausiai keičiamų vaiko sveikatą lemiančių veiksnių. Nors nėštumo periodas yra sąlyginai trumpas, lyginant su žmogaus gyvenimo trukme, tačiau tai ypatingai spartaus augimo ir vystymosi etapas. Todėl šiuo metu organizmas yra ypač jautrus aplinkos poveikiui. Kadangi artimoji aplinka yra mamos organizmas, vadinasi, svarbiausias poveikis yra veikiamas bendros mamos sveikatos būklės, jos mitybos ir mamos aplinkos, tai yra namų, kaimynystės ir visuomenės. Epigenetiniu procesu vadinamas genų raiškos reguliavimas, nekeičiant esamos DNR struktūros. Vadinasi, turint tokius pat genus, bet gyvenant skirtingose sąlygose, tie patys genai gali skirtingai veikti. DNR metilinimo ir demetilinimo procesai reguliuoja genų raišką, ypač vystantis pirminiams embriono ląstelėms ir blastocistoms, dar iki embrionui įsitvirtinant gimdoje. Todėl sveikata ir mityba svarbu rūpintis ne tik įsitikinus, kad mama laukiasi, bet ir gerokai iki tol. Tyrimai rodo, kad mityba, kurioje daug sočiųjų riebalų, siejama su vaikų rizika turėti viršsvorį, sirgti diabetu, hipertenzija, dislipidemija ir riebalinė kepenų liga. Jei mamos maiste pakanka polinesočiųjų riebalinių rūgščių ir konjuguotos linolo rūgšties nėštumo ir žindymo laikotarpiu, ypač derinant su mažai baltymų turinčia arba daug riebalų turinčia dieta, tai padeda apsisaugoti nuo širdies ir kraujagyslių ligų. Taip pat nustatytas teigiamas vitamino C ir E papildų poveikis. Tačiau šie tyrimai atlikti su gyvūnais, o štai žmonių tyrimų tarpe rezultatai nėra tokie vienareikšmiški. Polinesočiųjų rūgščių vartojimas neturėjo reikšmingo poveikio vaikų nutukimo rizikai. Gali būti, kad realiame žmonių gyvenime kiti veiksniai, kurie laboratorijoje yra sureguliuoti, vis tik turi reikšmingos įtakos. Juk laboratorijoje nėra nei darbo, nei socialinių tinklų, nei finansinių iššūkių. Šių veiksnių supratimas yra svarbus ir nereikėtų sudėti visų vilčių ir kontrolės priemonių tik į papildus paskaičius štai tokius tyrimus. Wang ir kolegų 2023 metais atliktame Bostono kohortos duomenų tyrime nustatytos 4 svorio vystymosi trajektorijos: ankstyvojo viršsvorio nutukimo, vėlyvojo viršsvorio nutukimo, normalaus svorio stabili ir mažo svorio stabili trajektorijos. Trajektorijos reikšmingai priklauso nuo aplinkos poveikių patirtų per kelis pirmuosius gyvenimo metus, negu nuo bet kurių poveikių išmatuotų tam tikrame laiko taške. Mamos viršsvoris buvo stiprus ir dominuojantis veiksnys veikiantis vaiko svorį pirmaisiais 10 vaiko metų. Čia reikėtų išskirti ir bendrus genetinius polinkius, epigenetinius pokyčius ir bendras aplinkos sąlygas. Stebint vaikų svorį, yra ne tik svarbu įsitikinti, koks vaiko svoris yra dabar, bet ir stebėti, kokiu greičiu jis kinta. Ankstyvas viršsvoris yra reikšmingas vėlesnio amžiaus ligų rodiklis. Tokiems vaikams turėtų būti siūlomos ankstyvos mitybos ir gyvenimo būdo intervencijos. Prevencinės priemonės taikomos vengiant lėtinių metabolinių ligų vėliau. Čia ir kolegų 2023 metais atliktam tyrime mokslininkai gilinosi į vaikų neurologinius raidos sutrikimus,
kurių mamos iki nėštumo laikėsi Viduržemio jūros dietos. Tai yra vartoja daug pilnagrūdžių produktų, daržovių, žuvies, vaisių, alyvuogių aliejaus ir riešutų, ankštinių daržovių ir riboja raudonos mėsos vartojimą. Nuoseklus tokio mitybos plano laikymasis buvo siejamas su mažesne neurologinių sutrikimų tikimybė. Jei mamos nėštumo pradžioje turėjo metabolinių sutrikimų, tai yra viršsvorio ar sirgo diabetu, tai tokia mityba reikšmingai saugojo nuo vaiko smegenų raidos sutrikimų. Mamos metaboliniai sutrikimai sukuria nepalankę sąlygą vaisiaus vystymuisi, organizme nuolat vyksta uždegiminiai procesai, o maisto medžiagų signalus apdorojantis procesai yra sutrikę. Taigi sveika mityba šiai grupiai sukūrė netgi didesnį apsauginį poveikį negu normalaus svorio mamų tarpe. Mamos mityba labai svarbi ir vaiko smegenų ir visos nervų sistemos vystymuisi, o poveikis neuropsichologiniai, kognityviniai ir elgesio raidai lieka labai ilgiems metams. Pakankamas jodo kiekis yra vienas iš svarbių sveikos mitybos komponentų, ypač tose regionuose, kur jodo trūksta, tai yra kalnuose ir nuo jūros nutolusiose vietovėse su skurdžia dirva. Regavan ir kolegų irgi 2023 metais atliktame tyrime mokslininkai vertino ryšius tarp mamų organizmo ir virkštelės plazmoje esančių specifinių medžiagų lygių bei vėlesnės neurologinės rizikos vaikams, įskaitant autizmo spektro, ADHD ir kitų raidos sutrikimų tikimybę. Rezultatai rodo, jog aukštesnis pantotenato, tai yra vitamino B, lygis virkštelės kraujo plazmoje arba individualiai, arba derinyje su aukštesniu cisteino lygiu, taip pat su priešlaikiniu gimdymu, buvo siejami su padidinta autizmo ir ADHD rizika. Pantotenatas šiaip jau yra svarbus mikroelementas mityboje, jis reikalingas koenzimo A gamybai, o šios medžiagos reikia šimtams maisto medžiagų apykaitos reakcijų. Cisteinas tai amino rūgštis, kuri naudojama koenzimo A sintezei. Tyrėjai teigia, jog optimali būsimų mamų mityba telpa į gana siaurus rėmus ir net svarbių mikroelementų perteklius, kaip kad šiame tyrime, gali sutrikdyti jautrius vaiko raidos procesus. Kalbant apie tai, svarbu nepamiršti ir tikimybę suvartoti per didelius folio rūgšties kiekius. Daugiau nėra geriau. Besilaukiančioms ir žindančioms moterims specifiškai rekomenduojama savo patiekalus formuoti iš daug vertingų maisto medžiagų turinčių produktų: daržovių, vaisių, pilnagrūdžių produktų, jūros gėrybių, žuvies, kiaušinių, ankštinių produktų, taip pat daug skaidulų turinčių produktų. Tai reikšmingai pagerins ir mamos, ir vaiko sveikatą. Įdomi veikla šioje srityje yra tikslioji mityba, angliškai vadinama precision nutrition. Čia siekiama mitybos rekomendacijas pritaikyti individualioms organizmo ypatybėms ir specifinėms žmogaus gyvenimo sąlygoms. Mano dėmesį patraukė terminas ekspozoma, tai yra visų aplinkos poveikių visuma, kuri veikia žmogų nuo apvaisinimo iki mirties. Taigi, jeigu norim, kad bet kokios mūsų pastangos būtų produktyvios, turime neišsirinkti tai, ką mums vykdyti patogu, bet suprasti, kaip ši visuma veikia ir keisti visus reikšmingus veiksnius. Tikiuosi, dabar žinot daugiau ir galėsit pritaikyti savo gyvenime. Aš Monika Kuzminskaitė, sveikatos ir mitybos psichologė, padedu spręsti paprastus ir sudėtingus elgesio, emocijų ir mąstymo klausimus. Rašau, skaitau paskaitas, konsultuoju. Nuorodą registracijai konsultaciją rasit po kiekvienu įrašu, o įrašus rasit socialiniuose tinkluose vardu Šaukštas proto. Taikos ir ramybės.